Labdien, pons Rimda. Labadien. Kur taip skubom? Nu, į egzą aš. Paskutinis egzas, nežinau, jeigu neišlaikau, tai metai iš univero. Nu tai panašu, kad nespėsit, nes greit viršėt smarkiai. Kiekgi viršiau? Važiavo 95, ženklas stov. 50 gali tik tai važiuoti. Nebuvo anksčiau čia to ženklo. Kiem 5 viršėt, prašysi protokolų, baudelį nemaža, nuo 400 iki 600 litų. 400 litų. Čia visą algą man atskaitė, 400 litų, čia visiškai. O tai kur dirbat? Jau kur dirbu? Dirbu tai aš prie Kauno dešrelių cechai, bet tai dabar žinot, krizė vis tiek tų dešrų nieks neverka, o tai egzą vos išleido, o tai, klausyk, gal susitart kažkaip galima būtų, ar ką? Nu tai kaip jis nori susitart? Nu kaip susitart, taip ir susitarsim, kad... Pons Rimda, mes šį vietą baudų nepriminėjom. Ne, nu, o tai kam jūs... Duokit savo adresiuk, surašys. O kam jums adresas? Nu, Kaune aš gyvenu, bet tai ką jūs dabar negaiškit vyrai, kam protokolas rašyti, aš vat pinigų tų ne kažkiek, nu, 12 litų vis labų turiu, bet turiu vat... Kas čia per gelytis dabar? Iki kortelės, čia kaip už pinigus galima šitas apsipirkti. Čia laimėjau praeitą savaitę, iš kokių 70 litų vat ir bus. Iki parduotuvę nueinat apsipirkat, tai aš galiu, nežinau, palikti ant sėdynės jums ir... Kas čia per nesąmonė?